Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Sveiki, brangus klausytojai, radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą ir aš Tadas Daujotas. Ir žinote, šiandieną mūsų studija yra atkeliavusi į Birštoną, kur vyksta Veiklių žmonių bendrijos vyrų stovykla. Ir pašnekovas, su kuriuo turiu galimybę dabar pabendrauti, mano taikinyje buvo maždaug apie metus ar pusantrų ir tas noras įrašyti būtent Kęsto liudijimą tikrai buvo didelis, bet dėl to, kad jisai gyvena ne Lietuvoje, o Suomijoje, buvo tai padaryti šiek tiek sudėtinga, bet viešpats šiandieną viską sudėliojo ir sustigavo į savo vietas, taigi tikrai galite atverti savo ausis ir savo širdis bei išgirsti neįtikėtiną, nuostabią istoriją, kuri įvyko Kęsto gyvenime. Labas, Kęstai. Labas visiems ir radijo klausytojams. Kęstai, iš tikrųjų daugelis iš mūsų esame girdėję, bent jau iš močiučių vaikystėje, kad yra dangus, kad yra pragaras ir kad jeigu darysi daug gerų darbų, tai tada nueisi į dangų, o jeigu būsi blogas, tada nueisi į pragarą. Kokia ta iš tikrųjų tiesa, mes atskleisime radio laidos eigoje, bet apie tas dvi tokias dvasinės sferas turbūt yra girdėję visi žmonės. Bet kai kuriems žmonėms viešpats suteikia tokią malonę ir parodo dangų. Nežinau, ar galima įvardinti malonę pamatyti pragarą, turbūt nelinkėčiau to niekam ir kaip pats Kęstai tai matei, greičiausiai irgi nenorėtum niekam tai palinkėti, bet tai įvyko tavo gyvenime vieną dieną ir apie tai mes pašnekėsime šiek tiek vėliau. Bet koks tavo gyvenimas apskritai buvo? Ir gali papasakoti tavo vaikystę, tavo jaunystę? Jo, aš kartais pajuokauju, turiu dar vieną nuotrauką išlikusią, man gal ten 10 metų, mano mama, katalikai ten visi, ir ten aš esu nusifotografavęs, jaunesnis brolis mano ir 2 seseris. Ir aš dažnai juokauju, žiūrėkit, sakau, aš jau 45 metus esu tikintis, stoviu toksai su žvakutė prie pirmos komunijos, kai ėjom. O iš tikrųjų tai yra tik tais nuotrauka ir tik tais tušti dalykai. Tai kokia ta tavo jaunystė buvo? Kaip supratau, augai katalikiškoje šeimoje, bet tikėjimas jisai prasilenkė su tavimi kažkaip tai. Būtent, nežinau dabar, kaip būtum tikslinga įvardinti, atrodo, kad mama liktai norėjo mumis vesti prie Dievo, bet, sakykime, ta religija man visai nieko nedavė. Šitą vardą Viešpaties Jėzaus Kristaus aš jį žinojau, kai buvau netgi mažas, išgyvenau tokį mažą patikrinimą, gulėjom vieną vasarą ant žemės ir buvo labai karšta ir aš taip žemaitiškai pajuokavau, sakau, pundei valė daug lietaus ir tik pasakiau toksai šliukšt ant manęs lietaus ir viskas ir daugiau nei vieną kartą nebebuvo nei Dieve duok, nei prašau, nei dar ką nors. Mano gyvenimas buvo visiškai tamsoj toliau. Ir kaip ta tamsa pasireiškia tavo gyvenime? O tai reiškia, kad mes kai pradėjome eiti į mokyklą, jūs žinot, prie sovietų buvo mums investuojama, kad jokio Dievo nėra, Gagarinas nuskrido, ten nieko nėra, ir prasidėjo tas brandos etapas, mes turėjom gyvenime kažką tai, sakykime, išmokti ar sužinoti, o aš visą laiką jau pradėjau tais gudriais keliais nuo pat vaikystės, pradėjau jau domėtis sportu, ten ar 12 metų pradėjau lankyti boksą ir matyt jau turėjau jau savo pasąmoniai išeiti tos kelius, kad būčiau fiziškai stiprus ir kad daryti kažką tai tokio, niekada nesvajojau būti kultūringas gydytojas, pabaigti mokslus, visą laiką galvoj kirbėjo kažką tai tokio negerą suregzti. O vėliau, aišku, kada jau prasidėjo mokyklos amžius, tenais jau prasidėjo, kaip jau treniruotės lankiau, pajutau tą pirmą savo jėgą, jau, aišku, ir žmogų ten buvau primušęs ir paskui jau dar mandresni nusikaltimai. Nenorėčiau aš čia radijo vardinti, nes vis tiek dažnai klausosi ir pareigūnai ir dar kas nors, aišku, už tai niekas nebejau mano praeities nebebaus, bet darydavau labai jau negražių dalykų, kada netgi iki kariuomenės jau buvo ir smurto ir visko. Ir aišku, mes kada žinom, kad šiandien, kaip aš suprantu, kas yra šio pasaulio kunigaikštis, kaip jis įvilioja žmogų,
Tai aš va taip po truputį skendau toj tamsoj, parėjau iš kariuomenės, nespėjau pareiti, jau gavau 15 parų iš karto po kažkiek laiko, paskui prasidėjo jau gudresni nusikaltimai, tai brendau, augau, kol, sakykime, susiformavo tos vadinos grupuotės, kurių, sakykime, atstovų buvau ir aš vienoj. Labai nenorėčiau čia vardinti pavardžių, dar kažko tai, bet aš buvau tame rate ir nebuvau, taip sakykime, paprastų kažkokių žaidėjų, buvau vienas iš negerų organizatorių ir mano gyvenimas pasiekė visiškai dugną, nes, sakykime, tokioj tamsoj išgyventi daugiau negali. O iki liudijimo paskui papasakosiu, kas man atsitiko ir kodėl dabar aš jau visai kitokius dalykus kalbu, kodėl aš jau pasakoju aniems sėbram, kad taip nedaryt. Šiandien aš važiuoju į kalėjimus, į Lukiškes, liudijam per radijas, kur galim. Esu ne šiaip įtikėjęs, aš esu toksai, kaip norėjau šiandien per liudijimą įvardinti, vat kai rodo filmus rusų, tenais kviečia liudytoją teisme. Ir būna tokie liudytojai, jį klausia, ar jūs matėt tą nusikaltimą, jie būna tokie netikslus, galbūt, ar tai jisai buvo, jie kažkaip taip pasakoja miglotai. Aš esu grynas dabar kaip apaštalas Paulius, buvo vienam pasauly toks aktyvus, bjaurus žmogus, dabar aš esu visiškai aktyvus, dabar viešpaties Jėzaus Kristaus pozicijoje, žinau žodį, žinau ką darau ir turiu būtent savo užduotį, nes viešpats man pasakė, eik dabar ir pasakok, sako, ką matei, o dabar einu ir pasakoju būtent tiems seno pasaulio žmonėms, nes jiems bobutė tikrai nepaliūdys, jiems reikia tokio pat, daug kas, skaito, kad, gali tai būti, daug tų pažįstamų seno pasaulio jau ir įtikėjo iš liudijimo. Turiu, sakykime, tokį gerą širdį liudijimų, kada žmogui pasakoja, iš pradžių, aišku, nepriima, o paskui jisai uždavinėja klausimus ir galų gale sutinka tą viešpatį pakviesti savo širdį. Tai yra džiugu, tai yra linksma ir taip toliau. Tai turiu tikrai nuostabų liudijimą, kuris visiškai pakeitė mano gyvenimą, atstatė mane iš to paralyžiuoto nusikaltėlio, tapau paralyzuotas Dievo liudininkas ir taip toliau. Noriu visai Lietuvai skelbti, kaip ir sakiau, turiu stiprią dvasią liudyti dabar. Ačiū Dievui. Tai dabar pasiklausysime giesmės, po kurios grįšime į radio stoties XFM studiją ir jūs, brangus klausytojai, galite pasiruošti dideliam sprogimui, nes Kęsto liudijimas tikrai yra ypatingas. Taigi susitiksime netrukus. There's a wideness in God's mercy I cannot find in my own, and He keeps His fire burning to melt this heart of stone, keeps me aching with a yearning, keeps me glad to have been caught in the reckless raging fury they call the love of God. Now I've seen no band of angels, but I've heard the soldiers' songs. Love hangs over them like a banner. Love within them leads them on to the battle, on a journey, and it's never gonna stop. Ever widening their mercies and the fury of His love. Oh, the love of God. Oh, the love of God. The love of God.
and sorrow are this ocean, and in their every ebb and flow. Now the Lord a door has opened that all hell can never close. Here I'm tested and made worthy, tossed about but lifted up. In this reckless raging fury that they call the love of God. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Radio stoties XFM studijoje laida Iš mirties į gyvenimą ir šiandieną mes kalbamės su Kęstu, kuris matė tikrą pragarą. Taigi Kęstai, kaip tai įvyko? Jo, visas liudijimas įvyko 2002 metais. Tai buvo diena, buvau namuose, nebuvau nei narkotiniam apsvaigime, nebuvau nei alkoholio gėręs, buvau vienas namuose, skaičiau knygą. Dabar tokią įžangą padarysiu, kaip aš daėjau iki to, kad pradėjau skaityti knygutės tokio pobūdžio. Kaip ir minėjau, anam nusikalstamam pasauly buvo reikalinga fizinė jėga. Fizinė jėga, kad tu galėtum įrodyti, kas tu toks, kad savo priešininką palaužti, kad būti stipriu. Ir tai buvo didelis matmuo. Žmonės, kurie žino ir klausosi, žino iš ano pasaulio, kad tu turi būti stiprus tam, kad, sakykime, užkariauti kito teritoriją, kito daiktą ir taip toliau. Tai va, mano irgi buvo toksai kaip ir arkliukas, kaip ir dievukas sportas. Visą laiką sportavau, eidavau į salę ir tai būdavo toks kažkoks tai kaip dievukas. Bet vieną dieną, čia galbūt buvo panašiai apie gal kokius 2000 metus, aš nuėjau į sporto salę, paėmiau taip štangą pakelti ir pajutau, kad aš jos nebepakeliu. Ne tai, kad būna žmogus sunegaluoja ir tą dieną jisai mažiau tenais galėjo pakelti, kažkiek tai silpniau pasijutau. Ne, tai buvo akivaizdu iš tavęs, kaip būtum iš matraso kokio ištraukę kamštį ir nuleidę kaip minimum pusę oro. Aš pradėjau tada boksuoti kriaušę, irgi supratau, nebėra mani viduj jėgos. Tiesiog akivaizdžiai iš manęs kaip išėjo fizinė jėga. Ir aš galvoju, kas man dabar čia atsitiko, kadangi aš turėjau ryšių pilną gydytojų pažįstamų, nes per aną pasaulį buvo galimybių ten su beleko susipažinti, tiek per konfliktą, tiek per pažįstamus, turėjau gydytojų, pinigų daug. Pradėjau vaikščioti pas gydytojų, ieškoti to savo atsakymo į tą savo sveikatą, kas čia man atsitiko. Ir aišku, visi gydytojai apžiūrėjo mane, ištikrinę, vieningai priėmė sprendimą, kad man nieko nėra. Sako, pas tave visi organai sveiki, tu sako, viskas tvarkoj, tu sveikas žmogus. Bet aš sakau, aš blogai jaučiuosi viduj. Sako, tai gal tu tada eik pas psichologą. Aš gerai, sakau, nuėjau pas psichologą, su jom 10 ten seansų prakalbėjom, jis irgi nieko neranda, to gedimo, kaip aš kartais pajokauju, mano viduj. Kas ten man tas per gedimas įvyko, kad aš nebeturiu jėgos. Bet jisai man nieko nepadėjo ir aš aišku nusivylęs vėl per gydytojus einu ieškoti, kas čia man nutiko. Ir vieną dieną, lipdamas ligoninės laiptais, aš sutikau savo brolį žmoną, kuri ten dirbo medsesutę. Ir jinai sako, Kęstai, sako, tu dar vis vaikštai pas tų daktarų? Sakau, vaikštau. O jinai sako, o tu paskaityk, sako, tokią ir tokią knygutę. Aš galvoju, gerai, nusipirkau tokias knygutės, o ten, aišku, tos knygutės apie Dievą. Jinai davė man tokį, kaip ir užuominą apie Dievą. Sako, kitiem padeda. Aš, galvodamas, kad, aš juk esu pats savo Dievas. Turiu pinigų, turiu ryšių, turiu visas galimybės, tai aš pats savo Dievas ir esu. Bet niekam nesakęs, aš pradėjau skaityti tokio pobūdžio knygutes, vis tikėdamas, kad kažkaip tai aš atrasiu išėjimą iš tos savo negalės. Aš perskaičiau 1, 2, 3 knygutę,
Bet aš pabrėžiu, tai nebuvo Dievo žodis, tai buvo tokios vadinamosios, įžanginės knygutės. Ir tas knygutės skaitydamas, dabar jau grįžtų prie liudijimo. Vieną dieną nieko nebuvo namuose, skaičiau vieną knygą. Ir tenais buvo toksai žodis – nuodėmė. Šiandien man tas žodis tikrai daug ką sako. Tada jis man visiškai nieko nesakė. Man žodis nuodėmė, tiesiog kaip eiliniam šiandien žmogui, kuris nežino viešpaties, sukėlė nedaugiau negu kad tokia šypsena ir viskas. Ir galvoju, kas dabar nenudėmingas? Įsijunk teliką, įsijunk radiją, visi taip gyvena, kaip aš, turi pinigų, bile kaip gyvena. Ir tada man žodis nuodėmė nieko, tai tada aš tą knygą numečiau, galvoju, kažkokias nesąmonės rašo, bet staiga aš paėmiau tą knygą, galvoju, skaitysiu iki galo, kas tenais ta nuodėmė, kaip ten būna. Ir tenais rašo, toj vietoj, jeigu ta taurė persipildo nuodėmėm, tavo gyvenime įvyksta, ir staiga man taip į galvą, į ausis, toks kaip, kas mokėsi dar viduriniai rusų, toksai aiškus, labiau negu aiškus, aš būtent visą laiką pabrėžiu tą skambutį savo liūdime. Toks Vau, galvoju, kas čia dabar? Dasiskaičiau. Ir iš nugaros toksai balsas. Stokis, sako. Aš taip atsistojau, eik. Galvoju, kur? Aš gyvenau 4 kambarių bute, tenais yra tamsus kambariukas. Tame tamsiam kambariuke mano seifas buvo prikaltas su diubeliais prie sienos ir ten buvo visokie negeri dalykai tame seife. Ir ten buvo toksai kryžius, auksinis kryžius ant tokios storos grandinės. Kažkada, kai dar norėdavau pamandravoti, jį buvau pasidaręs. Bet matyt, viešpats netgi į savo liudijimą ir tokią dalį tą leido įdėti. Bet aš jo jau nenešiojau paskutiniu laiku, tiesiog jisai gulėjo įmestas į seifą. Aš išsitraukiau tą kryžių, pasikabinau tenais tamsiam kambariuke ant tokių vinučių ir stoju prieš tą kryžių ir jau aš, tas toks gudruolis, kietuolis, stoju jau kaip ir žadu melstis. Ir viduj pradėjo vykti tokia kova. 2 žmonės. Vienas katras jau žada melstis, o kitas tas senasis kietas Kęstas, kuris sako, tu ką, sako, tipo žadėjau melstis. Pasakoju liudijimą, kai buvo. Ir bežiūrint man į tą kryžių, nuo to kryžiaus pradėjo eiti tokia iš pradžių blizgesys, paskui šviesa ir ta šviesa pradėjo taip stiprėti. Aš taip galvoju, dar tokių dalykų nebuvau matęs savo gyvenime. Galvoju, pavargau tikriausiai beskaitydamas tą knygą ir akise matyt pasidarė jau, negerai. Galvoju, reikia pertrinti akis ir ta šviesa prapuls. Aš taip akis pertriniau, bet mano dideliai nuostabai, ta šviesa ne tik, kad prapuolė, jinai pradėjo dar labiau didėti. Jinai didėjo taip. Ir staiga tas kryžius taip pakilo į tokį lygmenį, taip aukščiau mano galvos ir nuo to kryžiaus dar labiau pradėjo ta šviesa eiti. Bet šiandien tokia saulėta diena, vienam broliui sakau, pažiūrėk į saulę, neįmanoma į ją pažiūrėti. Tai ta šviesa dar stipresnė negu saulės šviesa tokia. Ir jinai taip pakilo virš manęs ir aš jau ir nuo to šviesos taip prisimerkiau, susitraukiau į tokį ir supratau, kad dabar aš kaip vyras turėsiu reikalą su kažkokiu asmeniu. Dabar man reikės su juom kažkaip susitikti vienas ant vieno. Vyrams labiau ta pozicija turbūt bus aiški, kada vyras žino, kai jam dabar reikės su kažkom susitikti, tai yra, kaip susikauti, jisai priima tokią padėtį. Aš čia sėdėdamas dabar negaliu jos čia neparodyti, bet tiesiog aš priėmiau padėtį, sakykim, tokia panašiai kaip boksininko, dabar turėti su jom reikalą, su ta asmenybė. Aš nežinau, kas jis toks kaip, ir aš atsistojau į tokią padėtį, o ta šviesa taip į mane kaip ir, nusistačiusi, taip, ir staiga man ateina toks supratimas, kad tas asmo už mane N kartų, tai yra 1000 milijonus kartų stipresnis. Jeigu 1 ant 1, tai aš į 1 vartus gaunu ir man čia nėra, net šansų jokių. Ir ką tada tokiu atveju daro, kad ir koks erelis būtum, reikia, kaip mes sakom, tepti slidės, pabėgti. Ir aš taip
gudriai, taip sugalvojau, taip staigiai dingti per tas duris iš to tamsaus kambariuko, taip tik tais ras per tas duris bėgti, bet aš pajutau, kad mano kojos iki pat kelių tarsi būtum į stiprų betoną, į betonuotas. Ir aš jau į vieną, į kitą pusę supratau, aš niekur net pabėgti jau nebegaliu. Niekur nebegaliu jau netgi pabėgti. Ir nuo to kryžiaus taip tiesiai, kaip su kokiu pirštu iš to šviesos, va tas kabantis, kuris buvo, taip tiesiai mane kaip pradurtų mane su pirštu, pasirodo ir mano vardą žino ir sako, ir tu, sako, Kęstai, galvoji, kad manęs nėra. Nu, žinot, čia man buvo jau, kaip mes sakom, manau, karonkė, viskam viskas. Iš to viso mano keteko neliko nieko, iš to mano mandrumo pasidarė tik tais tuščia pelkė. Aš dažnai pabrėžiu savo liudijime, kur būnu. Aš įtikėjau per 1 sekundę, per ne minutę, ne pasakojimas, per 1 sekundę, kada pats Izraelio Dievas tau tiesiai pasako vardą ir sako, tu galvoji, kad manęs nėra. Viskas, aš pradėjau kaip epušės lapas drebėti ir supratau, kad yra Dievas ir dabar kažkas man bus su juom negerai. Ir taip ir buvo. Jisai taip kaip vaikai žiūri mano multikus, kaip Milžinas, Halkas, dar kažkas tai tokio, kaip koksai stipruolis, galinga savo ranką, taip mane pilvas rytį, taip, pačiupo taip ir taip, sako, žiūrėk, kaip tu gyveni. Ir taip mane rodo mano nuodėmes, taip kaip amerikietiškais kalniukais, kad vedžiodamas ir rodydamas. Bet kaip yra įdomu, jisai man nerodė tų nuodėmių, kurias aš padariau baisės nusikalstamam pasaulį. Ir jisai man parodė tik tais nuodėmės buitiniam lygmenį tokias, kaip aš su žmona nesugyvenau, kaip aš balsą ten kėliau ir grubiai elgiausi, tik tais tokias. Bet aš ir tų nuodėmių negalėjau pakelti. Aš supratau, koks aš esu vargandas žmogus, koks esu pražuvęs iš viso, tiesiog visiškas idiotas, apgautas šio pasaulio kunigaikščio. Ir dar man Viešpats parodė kelias mano nuodėmes, kurių man jau viskas pradėjo tamso akyse darytis. Ir staiga aš atsidūriau tokioj, kaip sakykim, lifte, tokioj vietoj, kur pasitraukė Viešpats ir aš ant didelio greičio pradėjau kristi į apačią. Man akyse pasidarė iškart taip kažkaip tamsu ir aš supratau, kad aš jau mirštu, viskas. Tai reiškia, man jau pradėjo trūkti oro, aš matyt pradėjau, netgi jeigu taip būtų filmavę, mėlynuoti jau pradėjau, dusti nuo to viso ir supratau, kad aš einu tiesiai į pragarą, tiesiai ant didelio greičio, ne kažkokiu tai ten parodymu ar dar ką nors, bet ant didelio greičio tas liftas krinta ir aš tuoj už savo visus darbus atsidursiu pragare. Už tą, ką aš padariau ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, būtent aš tą dalyką labai dažnai žmonėm liudiju. Aš tenais, kiek tas viskas vyko, tai irgi nei minutė nesitęsė, nei minutė. Aš nei minutės negalėjau išbūti. Aš neįsivaizduoju, kaip ten reikės kažkam tai būti amžinybę, nepriėmus Viešpaties. Tenais aš 1 minutę, jau toks šustras atrodo, visko matęs, kietas, aš negalėjau išbūti. Ir aš ką padariau, aš prisiminiau, kai buvau užsiminęs iš pradžių tą vaikystės Dievą. Ir iš visų jėgų dar kiek turėjau, tas paskutinės viltis sudėjau ir aš sušaukiau tokius žodžius. Dievuliukai, pasigailėk, aš daugiau taip nedarysiu. Ir aš tik ištariau tos žodžius, tas liftas taip tik. Ne to, kad su amortizacija sustojo, bet taip, kaip ant plytų būtų nukritęs. Taip, ding! Ir sustojo. Viskas. Aš tik ištariau tos žodžius. Čiup! Ir kaip aš dažnai liudiju, aš į patį pragarą nepakliuvau. Kaip sakant, iki rankenos davažiavau, ištariau tos žodžius. Liftas sustojo. Aš taip įkvėpiau pirmą gurkšnį oro ir atėjo toks supratimas. Aš nemirsiu. Pirmą gurkšnį įkvėpiau. Ir aš atidarau akis, žiūriu, aš vėl stoviu tam pačiam tamsiam kambariuke, kaip ir stovėjęs, kaip įėjęs. Ir toks atėjo, su kuo aš čia buvau susitikęs. Toks siaubūnas,
kas jisai toksai. Supratau, aišku, kad tai Dievas, čia net abejonės nėra, bet aš Biblijos nebuvau skaitęs. Aš ne vieno krikščionio atgimusio iš aukšto tikrai nepažinojau, kam man būtų kažką paaiškinę, plačiau pažinojęs. Visa, ką aš turėjau sukaupęs, tai yra iš religijos, kad buvom mokinami vaikystėje, tai pirmieji tie pratimai, o jie nieko man nedavė. Ir vat aš su tokiu galingu, aš kartais netgi įvardinu, atsiprašau ir viešai, baubas, su tokiu, su ryjančia ugnim, kaip susitikau, aš visas drebėjau. Dabar aš tą liudijimą kartais į dieną tenka, vat kaip šiandien, pavyzdžiui, antrą kartą pasakot, kartais būna ir taip toliau. Tu jau net nebeturi nei ašarų, nei jėgų pasakot, bet tu jau papasakoji jį kažkaip, todėl kad pasakoji. Tada aš visas bliovau, visas nusižliumbęs ir visas drebėdamas, su kuom aš šitokio susitikau. Dažnai aš sulyginu, jeigu nusikalstamam pasaulyje būdavo žiaurių žmonių, daleiskim, ir taip toliau, jeigu, sakykime, mano priešai ten buvę, dabar jau niekada nebeišėjusi laisvė, iki gyvos galvos sėdi už labai, nenoriu plėstis, baisius nusikaltimus. Tai ten man taip nebuvo baisu, taip kaip susitikti su tom, kuris yra viską matantis ir žinantis ir žino mano visą gyvenimą. Ir aš tada Dievą į savo mintyse tokį susidėjau baisūnas. Vat kitaip nepavadinsi jo, baisus ryjanti ugnis. Ir aš drebėjau to Dievo, aš taip tyliai išėjau iš to kambariuko. Dar prieš tai jisai man rodo, sako, žiūrėk, va taip kaip mes pavalgom, ant stalo lieka tokie trupiniai. Ir jis taip sako, žiūrėk, su visais jūsų darbais, laivininkystės, kosmosai, statiniai, daugiaaukščiai, vandenynai, taip per vieną sekundę viską gali nušluoti ir nuplauti. Ir iki šios dienos jisai to nedaro vien tik iš savo malonės. O kai parodė man tą reginį, galvoju, viskas, kas tu per toks galingas Dievas esi. Šiandien aš suvokiu, jeigu jisai žodžiu sutvėrė pasaulius, Žemės planeta išvis yra viena iš mažiausių planetų, galaktikos, viskas jam yra pavaldu, tai vat koks tas Dievas. Aišku, aš jo nepažinojau, aš tik ir galvojau, kai jis kaip budelis tik suryti, nubausti viskas, bet aš išėjęs iš to kambariuko, man toks viduje atėjo supratimas, vis tiek jisai manęs kažkaip pasigailės, kažkas tai atsirado tokia viltis, nors ir toks baisus ir galingas, bet vis tiek galbūt pasigailės. Ir ką, aš išėjau iš to kambariuko, mečiau kryžių tą salonę ant kilimo, puoliau kniupšęs, aš ne taip, kad ateik Dieve į mano širdį, aš ten atsiprašau, ne, aš ten baubiau, krokodilo ašarom, aš reikėjau, aš atsižadėjau visų pikto, visų nuodėmių, kiek prisiminiau savo nuodėmės nuo 5 ten metukų, aš šaukiau Dievo pasigailėjimo, aš bijojau jo, aš drebėjau, aš visas tas šlikštynės nusigrėžiau, viešpats mane ant karto išlaisvino nuo visų gėrimų, rūkimų, paleistų vyščių, ant karto, man nereikėjo ten tų pratimų daryti taip toliau. Vienam taip, kitam taip, man staigiai, patys suprantat, susitikti su tokiu Dievu ir dar žaisti, ne. Vien tik tais tą, ką aš pamačiau, kur žmonės bejoina, man, sakau, praėjau, atrodo, bus greitai 14 metų, bet lyg tai būtų vakar įvykę. Ir toliau, aš kokias 3 tikriausiai panašiai savaitės, o taip kiekvieną dieną mesdavau tą kryžių ant žemės. Aš ten bliaudavau, atgailavau, bijojau to Dievo, kaip nežinau ko, nieko daugiau nebijojau taip kaip jo. Aš tiesiog jau matyti ir pripratau, mano tikriausiai eisena jau tokia pasidarė žmogaus, kuris, kažko tai bijo, veidas pasidarė be jokio džiaugsmo, tik tais tas vienas virpesys ir baimė to Dievo. Baptize me in the river, wash all my sins away. Baptize me in the river, let there be no delay. Gather round all my family, preach and let it be. Baptize me in the river, praise the Lord, I am free. See
Baptize me in the river. Praise the Lord, I am free. Baptize me in the river. Lord knows I'm coming home. Baptize me in the river. Lord, I've been gone too long. Gather round all you sinners, saints and preachers too. Baptize me in the river. Lord, I'm coming home too. Hallelujah, hallelujah, I am free. Hallelujah, I was blind, now I can see. Hallelujah, to the King of Kings. Baptize me in the river. Praise the Lord, I am free. Yeah. Come to the river and lay your burdens down. Come to the river and sing. Oh, come to the river, lay your burdens down. Come to the river and sing. Sing it. Hallelujah, hallelujah, I am free. I am free. Hallelujah, I was blind, but now I see. But now I see. Hallelujah, to the King of Kings. Baptize me in the river. Praise the Lord, I am free. Baptize me in the river. Praise the Lord, I am free. Oh, praise the Lord, I am free. Praise the Lord, I am free. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Kęstai, papasakok, kaip toliau tęsiasi tavo istorija. Praėjus 3 savaitėm aš vėl einu, jau nebe namuose tas buvo viešoji vietoj, einu šaligatviu per gatvę, buvo irgi graži diena, man jau buvo virš 40 metų, aš einu ir mano kojas pačios ima striksėti linksmai. Nežinau, nei įvykio nieko nebuvo, aš einu, po visų tų, įsivaizduoju, 3 savaitės aš verkiau, kiekvieną dieną bliaudavau, 3 savaitės aš bijojau to Dievo, kad tik kažką nenusižengti jam, kad tik nepadaryt kokios nuodėmės, ir vat aš eidamas šaligatviu, staiga pradeda mano kojas šokinėti ir iš džiaugsmo. Viduj taip gerai viduj, galvoju, kas čia dabar yra, vyras virš 40 metų eini per gatvę ir čiut nedainuoti norisi. Ir vėl tas pats balsas, tas pats baisūnas, kuris ką tik norėjo mane suryti ir taip toliau, taip sako, pakelk, sako, galvą į viršų. Aš galvoju, per tas dienas jau matyt kažkur tai, kažką vėl padariau dabar, jau nebenorėjau blogai daryti, bet matyt kažkur padariau kažkokią klaidą. Dabar jau bus man atlygis, dabar kaip dos per galvą man, tai žinosiu aš. Aš taip atsargiai, kaip tas kiškelis, taip atsargiai pakeliu galvą
sužinoti tą priežastį, dėl ko ką aš čia pridirbau, aš pakeliu galvą, wow, ir pamatau visai kitą vietą. Jau dabar parodo, kur jisai gyvena. Visai ne tą vietą, kur iš pradžių rodė. Bet tai nebuvo, kad aš pamatyčiau būtent tą patį ten kažkokį ten aplinkybės. Tiesiog kaip per rakto skylutę viešpats parodė savo karalystę. Ir taip įdomiai iš tenais atėjo vėl naujas tas man pasakymą. Žinai, sako Kęstai, aš tave myliu, sako. Atrodo, jau tiek metų praėjo, pasakoja liūdimą. Sako, aš tave myliu. Negaliu niekada užmiršti. Jo meilio ne žmogaus. Aš esu daug gerų išgyvenimų turėjęs su broliais. Bet taip, kaip jisai pasako, tai yra visai kas kita. Ir kai jis pasakė man tos žodžius, aš iš karto pradėjau jam klausimus uždaryti. Sakau, kaip suprasti? O aš jau toks išvargęs, nualintas ir išgirstu pačią geriausią, ką galim gyvenime išgirsti. Sako, aš tave myliu. Sakau, kaip suprasti? Sakau, ką tik rodėjai, vat prieš kelias dienas, kad einu į pragarą ir tokie, taip toliau. Sakau, dabar sakai, kad aš tave myliu. Sakau, kaip suprasti? Jisai sako, jo, sako, aš jumis visus myliu. O pasakė tokius žodžius, jo, sako, aš jumis visus myliu. Ir aš, toks žmogus, kuris, nelabai gėdingas esu, nes aš viską mėgdavau, iki galo davesti. Aš labai konkretus asmuo esu, konkretus. Ir jeigu aiškintis, tai iki galo. Ir aš, matyt, su tom savo savybėm, toliau tada einu su jau Dievu į derybas. Sakau, gerai, sakau, jeigu jau tu toks, atleisk viešpatie, tu toks geras, sakau, myli mane, sakau, o pas tave, sakau, viskas taip gražu. Iš tikrųjų, tas naujasis Jeruzalimas, tas mūsų tėvynė, amžinieji namai, stiprinu brolius seseris, kad jau žino, tai išgelbimai. Iš tikrųjų yra tas naujas miestas, jisai mumis laukia. Aš iš karto, būtent tą minutę norėjau į jį kažkaip iššokti kažkokiu būdu. Aš jam ir sakau, jeigu jau, sakau, tu myli, tai tu, sakau, pasimk mane pas savęs, pas tave taip viskas gerai, sakau, o aš čia, sakau, ant to žemės tik tais vargstu ir viskas. Jis yra Dievas ir jisai vėl taip įdomiai tą man atsakymą davė, taip kaip galva būtų palingavęs. Ne, sako, o kaip iki dabar atsimenu tos žodžius, sako, dar nelaikas. Sako, dar nelaikas, sako, eik dabar ir pasakok. Tai yra, kur jisai gyvena ir kur eina žmonės be jo. O šiandien aš jau žinau žodį, aš jau Bibliją suradau, kad Dievas yra meilė, kad be viešpaties mūsų gelbėtojo visi žmonės bus prarasti, kad yra išgelbėjimas. Aš žmonių negazdinu pragaru, bet aš negaliu nedaryti tą, kas man yra pasakyta. Eik, sako, ir pasakok. Būtent noriu užakcentuoti, aš minutės laiko neišbuvau. Kaip jūs, gerbėmieji klausytojai, suprantat tą, darykit kiekvienas savo išvadą ir taip toliau. Žinokite, pragaras yra realus. Lygiai taip pat, kaip dar realesnis yra mūsų viešpaties išgelbėjimas. Jis tikrai sumokėjo už žmoniją visą kainą. To aš esu liudytojas. 3 dieną prisikėlė jisai. Ir jisai dabar gyvas mano širdį yra, jisai mano gelbėtojas, aš esu jo tarnas, pasakoju tą liūdimą neprigalvojęs kažką, man nereikia daug čia pastangų dėti, aš tiesiog paprašau, šventoji dvasia ateina ir aš pasakoju tą liūdimą visiems, kas tik tais gali atverti savo ausis. Aleliuja. Tai būkit palaiminti visi radijo klausytojai. Tai tikrai gera, labai naujiena iš viešpaties. Dievas nenori ne vieno žmogaus mirties, jisai nori išgelbėti ir tam reikalinga jo sūnaus auka ant kryžiaus. Aš priimu jį į savo gyvenimą ir aš tikrai esu laimingas, kai aš suvokiu, kiek jau kartų galėjau nebebūti ant tos žemės ir šiandien esu ne tik tais, kad gyvenu, belia kaip, aš turiu nuostabią žmoną, aš turiu vaikučių, aš turiu darbą, aš turiu brolių, aš važiuoju
važinėjus, aš turiu džiaugsmą. Pas mane didelis yra džiaugsmas išgelbėjimo. Aš suvokiu tą pergalę. Čia buvo olimpiada neseniai, kažkas sudeda viltis į tą. Aš sudėjęs visas viltis į tikrą. Niekada nesudegs mano uždarbis, niekada nepralošiu aš. Jisai nugalėjo pačią mirtį. Va, būkit dar kartą palaiminti. Ačiū Tadai tau labai, kad tu pakvietei mane paliudyti. Aš esu laimingas. Tas mano širdį visą laiką noriu kalbėti dideliom auditorijom. Dabar šiuo metu gyvenu Suomijoje, ten liūdį, kur tik nesu buvęs Amerikoje, Rusijoje, visur pasakoju. Ir tas pats yra viešpats tiek Amerikoje, tiek Kinijoje, nes nėra kito vardo, nei dangui, nei žemėje, kaip tik tais viešpatės Jėzaus Kristaus vardas. Amen. Amen, tikra tiesa. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs dar nesate padarę gyvenime to pačio svarbiausio sprendimo, jeigu jūsų širdyje Dievas esate pats savo, žinokite, kad dideliu greičiu judate žemyn, kaip Kęstas tada išgyveno, galbūt jūs to nepatyrėte, bet jūsų kryptis yra ten. Bet jeigu jūs šiandien priimsite sprendimą Jėzų Kristų, pasikviesti į savo širdį ir į savo gyvenimą, jūs ne tik pro rakto skylutę pamatysite naują Jeruzalę, bet vieną dieną jūs tenais apsigyvensite, nes tai yra amžinieji namai. Ir aš tiesiog raginu jūs paprastai pasimelsti malda, kuri pakeitė mano gyvenimą, kuri pakeitė daugybę žmonių gyvenimus. Ir Kęstas yra vaikščiojantis stebuklas, kuris įtikėjo, kaip sakė, per 1 sekundę. Galbūt vieniems užtenka 1 sekundės, kai Dievas parodo jų visą praeitį. Kitiems reikia daugybės įrodymų, bet man atrodo, išgirdus šią istoriją, daugiau įrodymų nereikia. Jėzus yra gyvas, jis yra čia ir jisai beldžiasi į tavo širdies duris. Tavo sprendimas yra, ar tu jas atidarysi ar ne. Tos duris turi rankeną tik iš vienos pusės, tik iš vidaus. Tai tiesiog raginu priimti paprastą sprendimą, atverti duris ir pasakyti: Jėzau, užeik. Jeigu norite tai padaryti, mes su Kęstu tiesiog dabar padėsime jums pasimelsti šią paprastą maldą. Viešpatie Jėzau, aš ateinu pas tave toks, koks esu. Ir pripažįstu, kad esu nusidėjėlis. Prašau tavęs, atleisk mano nuodėmes ir kaltes, įeik į mano širdį ir būk mano gyvenimo viešpats ir mano gelbėtojas. Jėzau, aš priimu tave dabar ir dėkoju tau, kad tu atleidai visas mano nuodėmes, kad tu priimi mane ir vadini savo vaiku. Brangus klausytojai, jeigu jūs meldėtės dabar šią paprastą maldą, aš jūs nuoširdžiai sveikinu, nes tai yra pats geriausias sprendimas, kurį žmogus gali padaryti šioje žemėje. Po mirties jau šio sprendimo padaryti niekas negalės. Todėl mes turime artintis prie viešpaties, dar gyvendami šioje žemėje, ir jis artinsis prie mūsų. Ir jeigu jūs priėmėte šį sprendimą, aš tiesiog raginu jūs susisiekti su mumis ir parašyti mums elektroninį laišką gyvenimas@xfm.lt arba paskambinti telefonu 8636 85502. Mes tikrai branginame jūsų istorijas, jūsų liudijimus, ir jeigu jūs apsisprendėte pašvęsti savo gyvenimo viešpačiui, mes norime pasidžiaugti drauge su jumis. Taigi labai jūs sveikinu, dėkoju, kad buvote su mumis, ir noriu priminti, kad radio laidų Iš mirties į gyvenimą archyvą galite rasti interneto svetainėse xfm.lt, dievovaikai.lt bei YouTube kanale Iš mirties į gyvenimą. Kęstai, aš nuoširdžiai dėkoju tau, kad tu šiandieną buvai su mumis, kad pasidalinai savo gyvenimo istoriją. Linkiu tau stiprybės ir drąsos, liudijant viešpaties darbus, ir būk palaiminimu visiems. Ačiū tau, Kęstai. Tau, Tadai, labai ačiū. Aš irgi visą laiką esu apsiavęs kojas ryžtų skelbti taikos evangeliją. Ačiū Dievui. Taigi ir jūs, brangus klausytojai, apsiaukite kojas ryžtų skelbti ramybės evangeliją, taikos evangeliją. Jeigu nežinote, kaip tai daryti, kartais užtenka tiesiog pasidalinti gerą radio laidą, pasidalinti įdomių video. Internetas iš tikrųjų yra
gausus tų liudijimų, kaip Jėzus Kristus pakeitė žmonių gyvenimus. Ir tas vienas liudijimas, kuriuo jūs galite pasidalinti su savo draugu, su savo artimu žmogumi, gali pakeisti jo gyvenimą. Taigi, būtent tai raginu jūs ir padaryti. Na, o su jumis atsisveikinu iki kito ketvirtadienio ir sakau sudie. O laidos kartojimą, kaip visuomet, galite išgirsti sekmadienį 17 val. Būkite palaiminti Jėzaus Kristaus vardu. When you cry, I want to cry with you. When you laugh, let me feel joy. When you move, I want to move with you. When you're still, keep my feet on the ground. For without you, I can do nothing. To be with you is my greatest dream. To be without you, I would have nothing. So keep me near you now and always. Show me what you're doing. I want to be near you as your friend. Tell me your deepest secrets. I want to know you. Put your heart in me. When you pray, I want to pray with you. When you heal, Lord, use my hands. When moved with compassion, turn within me. When seasons change, let me in on your plan. For your spirit lives within me. And your heartbeat, he will unveil. Your very mind has been placed within me.